Na tai va, kadangi tas Tils... Kadangi Tils man... Aš pastoju su ragais. Nu gerai, nesvei. Šitą, tai... Tuoj. Taigi, kadangi Tils man yra sakius, kad tas dezorganizuotą prieraišumą labai pravartu šiek tiek pakoreguoti šitų part play, nu kaip čia dalių, inscenizuoti tokį kaip dalių dialogą, ar ne? Tai čia pirmas punktas. Antras punktas susijęs su Helovyno žaidimu, kai vaikai ateina prie slenkščio ir su krepšeliais ir ten sako, tipo, trick or treat. Tai jeigu pasirinki tricą, tai jiem duodi kažkokį skanėstą, o jeigu neduodi, automatiškai reiškia triksą ir tada tie vaikai gali tau iškrėsti pokštą, nes tokios taisyklės. Tai va. Tai dabar parodau, kaip tas vyksta. Aš pabūsiu kartu ir vaikas su krepšeliu ir suaugęs, kuris ten pasirinks, kaip reaguoti į vaiko ateimą prie slenkščio. Nu, šiuo atveju prie fotelio. Ir tuo pačiu gausis toksai šiek tiek parodymas, kad tas superego, tas tėdė, mama, ar ką jūs turėjote ten, nežinau, močiutė, ar jeigu visai be tėvų augo, ta kažkokia auklytė, ar vyresnis brolis, ar sesuo, ar šiaip koks mokytojas kažkur įstrigęs, reikšmingas gyvenime, kaip padirbėti su jo, nes tai nėra tik tai tas realus žmogus, bet iš esmės tai yra jūsų dalis. Ir su ja padirbėjus, santykis gali būti nebe toks toksiškas. Ypatingai, jeigu jūs turit kažkokį išskirtinumą, kitoniškumą, už ką būdavot baudžiamas. Arba šiaip jie tiesiog neturėjo laiko. Daugelis tėvų, kurie pradeda neturtingi, jiems sunku ir panašiai. Ir anksčiaugi nebūdavo to psichologinių žinių. Tai dabar galima čiut padėti savo ir tiek. Taigi, aš čia dabar esu vaikas ir aš atėjau kaulėt kokią nors tai skanėsto. Ir va, savo sakau. Trick or treat. Come on. O aš tėvukas, atidarau, aš žiūriu, va, sėdi gesas, prašo trikso ar tryco. Ir šiandien aš pavargau. Pagalvokim, ką čia dabar padarius. Ok, duosiu šį sykį nieko ir pasakysiu, davai triksas. Dabar šitas vaikėzas atsakys man. Nu tai gerai. Ok. Ok. Tai aš toks sugalvosiu, kokį pokštą iškrėsiu. Galėjai kokį saldainį duoti, dieve mano. Sunku tau, ne? Nu, Hebrantas, neturėjau po ranką. Žiūrėk, kur ta tavo kepurė, va, kepurė, ne kepurė. Nu, tai viską, ta turi kažkokį rankų želį. Želį, antibakterijal. A toks gerai. Antibakterinį želį. Įsitek savo veidą su antibakterinį želiu. Klausyk. Gerai, viskas išmazosiu tau. Mašinos langas, lin, kaučiukų. Ar nežinau, kokį nors markerių užrašysiu. Kokį nors ten. Dai. Ne, žinau, markeris ant mašinos. Uokti ar kažto. Dievo, šitais tricais. Ačiū Dievui, turiu apelsiną.
Nu tai va, tai aš nežinau, čia reikėjo išsivažinti tiek laiko. Dėl apelsino vis tiek užrašysiu. Tik dabar neužrašysiu die, užrašysiu live forever. Juokauju, ačiū. Okay. Nu tai va, tai čia buvo tas, pala, galiu užsidėti kepurę ir antrą. Čia buvo tas toks tarsi improvizuotas žaidimas, ką galima daryti su tom savo psichės dalim. Bet mūsų to žaidimo prasmė yra, kai jau išsidalini porom, kad tiek vienas, tiek kitas pabūtų tiek to kažkokio tėvelio, mamytės rolė ir vaikelio irgi. Ir kai yra vaikelis, ateina ir sako trick or treat, tai tada tas ten mama ar tėtė, kur tuo metu esi, tai tu gali pasirinkti ir sakyti, jo, okei, duosiu tau vaišių, arba sakyti, ne, nieko neduosiu, gali krėsti išdaigos. Ir nuo to paskui priklauso, kokia ten bus išdaiga arba kokios bus vaišės. Nu, prasme, man atrodo, jau čia aišku viskas. Bau.